Sveiki visi, čia Bakugan LTL ir šiame video filmuke aš jums pristatysiu dar vieną savo Bakuganą iš savo kolekcijos. Tai šiuo metu mano galingiausias Bakuganas, tai Ventus Altair. Uždaryta Altair yra ganėtinai kieta, kadangi jinai turi labai daug tų skiausių geltonų akcentų, tai ypač štai ties sparnų sritimi jų labai daug, taip pat uodega yra geltona, čia kažkokie lyg ir ragai, lyg ir ausys geltoni, čia kristalas geltonas ir kažkokie čia lyg ir ragas kažkoks irgi, lyg ir ragas irgi kažkoks geltonas. Dėl šitų sukiausių geltonų akcentų ją atpažinti yra labai lengva, nes, kiek žinau, nei vienas neturi šitiek daug geltonų akcentų, nebent Violet turi irgi ant sparnų labai daug. Jos ragai, kuriuos jau paminėjęs turbūt buvau, ragai, kojos ir uodega atsidaro rankiniu būdu, bet uodegos reiks palaukti, nes jis atsidaro tik tuomet, kai būna atsidaręs visas tas, jeigu galima taip pavadyti, Bakuganas. Aha, štai kaip atsidaro uodega. Atsidaro pro apačią, todėl jos neįmanoma atidaryti kai jie būna uždaryta. Altair yra ganėtinai skirtinis Bakuganas dėl savo kaklo. Pirma, dėl savo kaklos yra skirtinis ir dėl uodegos. Turbūt jos uodega yra pati ilgiausia iš visų Bakuganų, bet aš dėl šitų dar abejoju. Taipogi yra skirtiniai dėl savo sparnų formos, nes jie yra tokie, lyg ir spygliuoti. Paskui kojos yra išskirtinos, nes jos yra tokios plonos ir turbūt ilgiausios, ilgiausios iš dragonoido tipo kojų. Atsiprašau čia. Paskui šitas ragas yra ganėtinai kietas ir jis mažas ir toks, jisai taip išlenda, jisai labai, ne tai kad išlenda, bet jisai labai krenta į akis. Altair simbolis randasi ant kairio sparno, aišku, kaip ir visų Bakuganų kairėje pusėje arba kur nors per vidurį. Ir G gale randasi dešinėje pusėje visai šalia uodego, štai čia. Ir mano Altair G gale yra 710 G. Tai jau yra iš aukščiausios skalės, bet aišku yra visokių 800 ir 900 yra. Bet jau jas ras labai sunku. Uždaryt Altair yra ganėtinai sudėtinga. Bent jau iš pirmo žvilgsnio ganėtinai sudėtinga, bet kai jau biškai ją tiksliau biškai, kai jau ten panagrinėjai, palankstinėjai, tai jau uždaryti kaip ir būna lengviau. Pirmiau reikia uždaryti visada uodegą. Jau uždariau. Paskui ragus ir kojas. Kad jinai liktų štai tokia. Tada užlenki sparnus ir uodegą.
Ir tada liks tik tai gal, va. Tada prispaudi šitą štai taip ir užlenki galvą. Ir Altaja uždaryta. Tai tiek apie Altają ir netrukus susitiksim kitam video filmuke apie kitą Bakuganą. Iki.